Sveiki visi, kaip matot, nusipirkau neregėtą, nematytą dalyką, vos ne pačią pigiausią planšetę, Acme TB1010, TB1010 ar kažkaip, widescreen, dual core, nu, tokia biški seniena, bet gal nieko baisaus ir žiūrėkite, buy Acme, bla bla bla, widescreen, dual core tablet, get a gift. Tai aš turiu tą gift, o gift yra štai čia pritvirtintas, žiūrėkite koks. Koksai dėklas. Dėklas yra šiai planšetai. Taip, o taip aš pirkau būtent dėl šio dėklo. Būtent dėl šio dėklo, štai, matote. Kaip ta medžiaga, čia tas šiukštas mes. Taip, kaip ta medžiaga vadinasi, neatsimenu. Tokie, žinot, batai būdavo iš tokios medžiagos gaminami. Nu, nesvarbu. Dėklą atidedu. Pirkau pigų LT parduotuviai. Štai, pasižiūrim, kas čia yra. Kaip matote, aš dar ir lempą užsidėjęs. Na, kaip pasišvies. Taip, Androidas 4.4. Na gerai, darom taip. Androidas 4.4. 1,5 GHz 2 branduolių Cortex A7 procesorius. 8 GB vidinė atmintis, 1 GB ramos, front 0.3. Priekinė kamera 0.3 megapikselio, galinė 2 megapikselio, nu čia screen rotation aiškus, high resolution, nu rezoliucija tokia pusiau su bėda, 10,1 colio. Norėjau didesnio ekrano. Dedasi microSD kortelė, microSB jungtis, Wi-Fi, 3D, kas čia 3D, nežinau, MP2, Mali procesorius kažkoks, vaizdo turbūt codec pack, nu ten ir taip aišku, galima klausytis visokios muzikos, visokių filmų formatų žiūrėti, palaiko 3G per USB, nu gerai. Ir dokumentų yra kažkokia programėlė, okei. Na čia tas pats, 2 branduolių, 8, taip aišku, man 8 per mažai, aš iš karto įsidėsiu kortelę. SD kortelę. Taip. Na va, čia kas parašyta. Iškart pasižiūrim. Taip. Allwinner Technology A23 Dual Core 1,5 GHz. Nu, sakyčiau, toks lėtokas. Nesvarbu, kad ir tokie 16 milijonų spalvų, 16 prie 9. Štai, external data. Nu vas, žodžiu, kam įdomu, skaitykit, aš jau nelabai čia ką pakamau. G sensorius yra, GPS nėra. E-books, aišku, galima skaityti, pictures ir taip toliau, body plastic, USB host, external disk, na. Galima prisijungti per OTG kabelį diską. Mikrofonas yra. Žodžiu, ko man reikėjo, aš turėjau, kaip kažkada gal matėt, turėjau iPad mini, tai aš jį pardaviau labai seniai ir vis tiek man neišeina be tablečių gyventi iš tų. Tai aš ką padariau, man tiesiog padariau pirmiausia tokį išvadą, kad man nereikia žaidimo, aš jų nežaidžiu. Man reikia, kad prisijungti YouTube, kadangi aš video dedu visokius. Taip pat pasiskaityti naujienas ir pasitikrinti elektroninį paštą ir be abejo Wi-Fi. Viskas, tai mano toks, man tiek jos ir tai reikia. Nu, 1 GB atminties tikrai užteks, ramo, tai čia jau per akis. Kas gerai, kad čia yra 5000 mAh baterija, oi, kos plonas. Ir, palaukit, dar pasižiūrim. Ir ką gamintojas deklaruoja?
Ogi gamintojas deklaruoja, kad atseit 10 valandų turi laikyti. Turi laikyti, naudojantis šitą planšetę. Jo, štai matot, battery. Battery built-in, ličio jonų, 5000 mAh. Neblogai, sakyčiau, neblogai. Nu, teigia, kad, nežinau, apie 10 valandų turi laikyti. Mokėjau 329, pirkau, kaip ir minėjau, Pigių LT. Yra Acme Medijos parduotuvė, bet ten man kažkaip brangesnė buvo. Instrukcija, taip, yra instrukcija lietuvių kalba. Skaitysim, studijuosim. Kroviklis, aišku. Aha, kroviklis štai toks, tai jau čia biški negerai. Bet tikėkime, kad kraunasi o, geras. Žiūrėkit, čiagi OTG kabelis yra. Ta prasme, galiu jungti USB tiesiai arba kokį modemą, nereikės pirkti. Nu, ne OTG, kaip ten tiksliai vadinas, vis tiek tai yra prailgintuvas. Vat galima tiesiai USB jungti. Va, matot. Super, vat, kas gerai tuose pigiuose visokio šlamšto pridėta. Taip, kroviklis yra. Nu, davai, nesusiveda ryškumas. Gerai, bandysim tai. Apa. Taip, 5 voltai, 2 amperų stiprumo. Nu, neblogai. Ir, kaip matot, dėžutės turinys pasibaigė. Taip, o šitas laidas kas čia? Čia jungti kompiuterį galima. Puiku, atidedam į šalį. Ar įdomu kraunasi, ar kraunasi per kompą. Bet šiaip turėtų krautis logiškai, nes, visi kraunasi. Dauguma. Taip. Įdomu, ar dar yra? Nėra. Taip, šitas užkliuotas ant viršaus, tai teks nuplėšti tą reklamėlę. Gražiai. Tuojamės. Taip, priminsiu, kad iš tikrųjų jis neturi nei Bluetooth, nei GPS, kaip ir sakiau. Na, Google naudojasi ten Wi-Fi. Vietos radimo tokio technologiją, tai manau, kad čia tikrai nemirtys alyvose. O jis taip pat neturi 3G, bet man 3G ir nereikia. Aš galiu prisijungti prie telefono per Wi-Fi. O kaip žinome, telefonai turbūt irgi visi leidžia dalintis internetu. Čia ne tragedija. Čia biški klijų likučiai. Taip, daiktas labai lengvas ir plasmasinis. Iškart sakau. Taip, yra priekinė kamera. Priartinsiu. Taip, priekinė kamera. Tokia. Taip, verčiu priekį. Kas priekį yra? Čia. Nežinau, ar suves ryškumą ar ne. Taip, čia nieko nėra. Taip, dešiniai pusėj taip pat nieko nėra. Čia va taip pat nieko nėra. Ir čia nieko nėra. Taip, čia yra. Apačioje yra ausinių lizdas. 3,5 mm. Ir galinė kamera. 2, man atrodo, megapikselių. Daug jos ir nereikia. Home mygtukas. Įjungimo mygtukas. Mikrofonas.
kortelė SD, maitinimas ir USB išėjimas. Ir viskas, ir garsiakalbis. Gaila, ne stereo. Čia norėčiau pasakyti štai 8 GB, designed by Acme Europe. Va, ir čia yra plasmasė tokia su grevelis, kaip matot. Tikrai ne geležinė. Pažiūrėsim, ar tas dėklas čia į temą. Bet toks atrodo, žinokit, toks patikimas. Bet kaip jis čia laikysis, aš nežinau. Kaip jį naudoti, kas žinot, Nu, okei, įdedant šitaip. Ryškiai per didelis. Nu, iškris, neiškris, bet... Na, iškris bent jau neiškris. Gerai, tai gal tada, sakau, bandom ir jungti. Taip, tą lempą aš tada išjungsiu ją. Atsispindi viskas. Taip. Ieškome jungimo mygtuko, vėl pamiršau, kur yra. Acme. Taip, jungimo mygtukas. Acme right now. Truputį lempą į kitą pusę. Šitą. Androidas, puiku. Jungsiu rankinį ryškumą, nes matau, kad čia jau... Taip. Kraunasi vis dar. Nu, atrodo neblogai. Kaip visada čia pristatymas. Paveikslėlis tai rastas iš šono čia. Iš šono matot, nieko nesimato, ne IPS matrica. Nu, bet man to nereikėjo. Taip, įdomu, kur garso reguliavimo mygtukai. O kur garso reguliavimo mygtukai, turbūt jų atskirai nebus. Jo, atskirai garso mygtukų nėra, va tai įdomu. Na, ką padarysi? Taip, pasižiūrim, ką iš čia duoda. Aha, taip, prisijungsiu prie interneto. Žinot, kai prisijungsim prie... Ai, va, garsas, štai kur garsas. Čia yra nustatymai. Okay. Taip, kur atgal. Įdomus Acmes meniu toksai. Pasižiūrim apie šitą prietaisą. Štai. Legal number, model number, procesoris 2 branduolių. Android 442. Taip, kernel version. Taip, dar pasižiūrim. Ką čia pasižiūrim? Storage. Žodžiu, 5 GB. Na, realiai prieinama 5 GB, kaip matot. Truputėlį išdūrė, ne 8. Čia iš vis vidinė atminti. Nu, pažiūrėsim. Instaliuosiu keletą programų ir tuoj įsijungsiu kompiuterį, pasižiūrėsim. Benchmarką įdėsiu.
Tuoj sekundėlę. Na va štai su Antutu padariau tokį testą. Žiūrim, ką čia rodo. Paskui 14 492. Nu, žodžiu, paskutiniai vietoj. Pirmoje vietoje matot, kas HTC. Details. Gal taip padarysiu. Na, va matote. Kaip čia jums parodyti, kad taip. Štai Android 4.4.2. Ramo tiek yra. 1 GB turėtų būti. Greitis tiek. Na, rezoliucija 1024x600. Na, sakyčiau, toks prastas, bet sakau, 14492. Nėra daug. Sakyčiau, nekas. Nu, 14,492. Not too bad, nu. Not too bad, tai not too bad. Štai. Informacija. Na, kūriškumas. Gerai, pats susivesiu ryškumą. Taip, Acme, 442, Mali. Čia kamera turbūt, jo, galinė kamera 2. Kas keista, neradau. Neradau Google Play Market, žodžiu, gal per tą galima Play Market. Ups, kažką paspaudžiau. Šiaip veikia gerai kol kas, tik tas rezoliucija ekrano tai tokia pribloškianti. Įdomu, kaip Google Play čia sėdėti. Na taip, dar pamiršau visai parodyti kameros galimybės. Štai. Kameros galimybės. Štai kamera. Ok. Fotografavimas pasirinktas. Oi, matot, kaip vaizdas vėluoja. Žodžiu. Taip, ką čia? Papiergalį kokį paimsiu. Žiūrėsiu, kaip fotkina iš arti. Ir pasirodo, dar gali filmuoti. Filmuoja, bet toks truputį vaizdas. Nu, autofokusas yra. Žodžiu, kamera prasta. Ryškumas yra, bet labai nešvarus. Nu, dar pamėginsiu. Taip, dar kartelį. Gal truputį iš toliau. Gali būt, kad per tamsu tiesiog užstoju.
Na, jeigu tai 2 milijonų taškų, tai be abejo, nėra čia ko tikėtis. Nu, kamera prasta, žinokit, iš tikrųjų. Nu, dar kartelį. Štai ten kompas. Na, va, tarkim. Nu, kamera prasta. Nebent dar kažkokie nustatymai čia yra. Bet kur tai gali būti jos nustatymai? Ai, va, štai. Taip įdomiai, čia kažkur vidury yra nustatymai. Tik nežinau, kaip įjungti. Na, žodžiu, YouTube'ai ir ten visiems kitiems dalykams turėtų užtekti. Na ką, ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Na, tiesa, labai rimtam naudojimui nerekomenduočiau. O šiaip va sakau, paprasta informacijai ten skaityti, tai gal. Iki. Na ką, sveiki. Ką aš jums galiu papasakoti apie šitą įrenginį, naudojusi 5 dienas. Čia užklievau, nes tiesiog pradėjo apsauginė plėvelė man atsiklijuoti, tai aš iš tos pusės tiesiog užklievau, kad visiškai nenusiplėštų. Nes naujos tikrai neketinu pirkti, dar leisti pinigus. Na, kaip ir minėjau, kad turi vieną garsiakalbį, labai tylus, minusas. Taip, kas čia kamera 2 megapikselių, irgi tokia, nelabai ką ten galima filmuoti. Žodžiu, viskas veikia, kas nustebino, kad aš prieš tai turėjau Arkos tokią planšetę, tai jinai būdavo tiesiog kimba, lūžta ir taip toliau. Šitas veikia puikiai, iš tikrųjų, programiškai. Nu, kartais vaizdas šiek tiek striginėja. Va, tai, o daugiau aš šiaip jokių priekaišto neturiu. Tiesa, joje nėra Google Play, tai yra va štai vienas mobile kažkoks, tai yra didelis minusas, nes man, pavyzdžiui, kas yra aktualiausias YouTube'as, neleidžia prisiregistruoti naudojant jį, tai aš parsisiunčiau tiesiog Google Play, APK tokią, APK instaliacinį failą ir įsimečiau. Jo, jis nepasileidžia, bet tiesiog jis yra ir man tokiu būdu leido prisijungti prie YouTube'ės. Kažką tai. Nu, aš tai matote video. Video galima žiūrėti, ekranas šiek tiek, kaip per kontrastingas, garsas labai tylus, kaip ir minėjau. O šiaip sakau, programiškai veikia puikiai, interneto naršyklė veikia gerai, pašto programa veikia, filmų žiūrėti galima. Vienintelis, sakau, minusas, kad yra Google Play analogas, One Mobile ten kažkoks ir taip toliau. Va, o šiaip tai, sakau, šiaip tai nelabai geras. Tiesa, dar minusas, kad aš neradau. Absoliučiai, nuėjęs į Acmės puslapį, nėra jokių firmware, ten, žinot, tų programinių atnaujinimų ir taip toliau. Nors čia yra 4.2, KitKat, Androidas, bet jis vis tiek kažkaip tai neatsinaujina. Va, o daugiau, daugiau čia viskas kaip ir veikia. Tai sakau, va, tai žmogui, kuris šiaip, nerekomenduočiau pirkti, nebent kas nori vieną iš pigesnių nusipirkti ir, nežinau, kažkokiems tai eksperimentams ar kažkam tai naudoti. Bluetooth nėra, Wi-Fi veikia. Ai, tiesa, programėlės, kurioms reikia GPS naudoti, tai jos ne visos veikia.
tarkim, nu, Google žemėlapis veikia, bet jis nerodo jūsų vietos, kur jūs esat. Tai va, tai tiek. Tarkim, jeigu esate kokia užsienio šaly ir jums reikia navigacijos, tai jūs nelabai pasinaudosit, nebent atsisiuntė žemėlapį ir jame ieškodami. Na ką, viskas, turbūt užtenka apie jį kalbėti. Gerai, tai iki.